Ką, gerą dieną. Mes ir vėl čia. Tvenkinys, aišku, jau, kai žiūrit mumis, tai visiems pažįstams, visiems aiškus. Kadangi atvažiavam labai vėlai, po 10 realiai yra. Tai net nenorėjau bandyti kažkokios kitos balos. Nes dėl poros valandų kažkur nuvažiuoti, kur nežinai kas kaip dėl ko. Nelabai norėjęs. Atvažiavam čia porai valandžiukių. Kadangi šeštadienis laukia šiuo momentu tarp -10 ir -14, nes važiuojant iš mašinas ten įvairiai rodė. Čia atvažiavus dabar rodė -13. Tai toks, nu, ale ok, bet neaišku kaip toliau. Matos labai, mato žvejota. Buvo žvejota greičiausiai nesenai. Nes ir tokių vietų, kur neturėjom. Nekėčių apšalusių yra. Labai daug komentarų susilaukiam. Ir įvairių. Tai gal pabandysiu žvejybos eigoj aš juos atsakyti. Ir vienas labai keist komentaras. Aišku, nu gal ir logiška būtų. Saka, neišdavinėk savo vietos, nes po to gali neberasti, kur pagaudyti ir ką pagaudyti. Hebra, patikėkit, aš mažiausiai pergyvenu, kad čia atvažiuos žmonės, kad atvažiuos gaudyti. Žiūrinčių mano video, ypač iš šitos pusės, palei statistiką garantuoju, kad yra kokie maks 10 žmonių. Ta prasme, iš Šiaulių apskrities. Aš nemanau, kad iš Šiaulių važiuos žmonės čia gaudyti, ta prasme, 70-80 km trenksis kažkur gaudyti, nežinant kas, kaip, dėl ko, kai šalia turi Rekyvą, Šiaulių jūrą ir ten visi kiti ežerai, kuriuose puikiai kimb, nes Facebook'e pasiskaitai postus, tai ten tikrai kimb yra žuvies ir jie pagauna. Lygiai tas pats nemanau, kad iš Jauniškė trenksis, nes yra Jauniškiai pilna tvenkinių. Nu, gal iš Naujosios Akmenės, bet nemanau, kad ten kažkas dar mumis atrado. Tai dėl šito aš esu visiškai ramus. Visiškai ramus. Ta prasme, iš to, kas matė mano video, aš sutikau per tas kelias žvejybas vieną žmogų čia. Tai, žodžiu, viskas yra ok. Gerai, mes einam gręžti ekečių, einam žiūrėti, ką turim ir bandysim kažką pagauti. Sauliukė len bus įdomu, pirščiukai šal, nes minusiuks vis dėlto laukia, tai kol kas judam. Nu ką, turim pirmas eketas. Einam ieškoti žuvies. Sugrįžam daugmaž, kur praeitą kartą kibo. Kadangi sauliukė šviečia, reiks pabandyti pažaisti su balantyrais, su spalvom, nes dabar jau neaišku, ko reikia ir kas turėtų veikti. Vakar nenorom teko pasikeis zylką. Kadangi pas mum vietinėse parduotuvėse negausi to, ko reikia, nes nėra žvejybos parduotuvių. Yra, na ta prasme, ten avižėlių kokių gali nusipirkti. Arba Norfa. Tai teko naudoti zylką, kuri buvo ruošta vėliau. Aišku, jinai nėra tokia nuostabi, kokia jinai turėtų būti. Prieš tai planesnę naudojam. Šitą, jeigu neklystų, laiko 12 kg. Prieš tai naudojam 8. Aišku, buvo planesnė, buvo elastingesnė. Šitą kol kas atrodo bjaurus reikals. Matau stipriai šališkų šaliai rana. Bet ok. Matau žvejys atsikraust ant ledo. Tai būsim ne vieni. Ekečiukio šal greitai. Vis dėlto 12 savo daro.
Aišku, rodo ten įsidienojus 8 ar 7, bet kadangi greičiausiai bus minusiuks, jeigu vėjas nesakils, viskas nuostabus. Bet, nu ką, ieškom. Nu, čia buvo, čia vaikščio, vak. Kažkas stipriai ieškojo žuvės. O, turim pirmą. Turim pirmą lydekiuką. Va. Turim pirmą lydekiuką. Duok. Duok. Va. Ilga daugiai. Ilgs. Nu, come on, lįsk vidų. Nu va. Išplauk. Gut. Iš 3/6 kietai. Gerai. Gerai. Žuvis yra. Pirmas žuvis iš 6 ekečių jau yra gerai. Neblauk ženklas. Jau. O. Bastelė iš karto. Nu va. Kas? Pirmą mergimą? Yeah. Dažniausiai 2-3 pakelimą, jeigu yra, jeigu nėra, nėra. Nu, antras lydekiuks per pirmasis įgrįžuotas eketas. Dar vien žvejys atkulniuoja. Esi nori to žuvies. Savaitgalis, normalu. Darbą dienam čia, manau, sunkesnis atvejis. Nu va. Trečia lydeka iš mūsų ekečių. Aš žinai, čia vietinis jau. Filmavimą reikmėm reikanų. Nu va, trečias lydekiuks pas mus. Iki ekečių, man rodo, tiek ir neturim. Tiek ir beturim. Nu ką, turim dar apie 20 ekečiukių. Pasisvaidė į priekį. Einam tikrinti toliau, ką turim. Toliau. Va, tik įleidom iš karto.
Tik ir leidom. Nespėjo balansyris į dugną nusileisti. Jie. Žaukit. O. Come on, atiduok. Va. Ketvirts lydekiuks. Bet nespėjau net balansyrai leisti. Tiukšt iš kartą. Nu ką, turim dar paskutinės 20 mekečiukų išsigrėžę. Praeinam, pratikrinam. Ir važiuojam ilsėtis. Jokam. Greit pietai viskas aišku. Jo, dėl to pasibaigiam paskutinės eketės, kuris įsigrėžiojam ir trauksim į namų pusę. Happy hour pabaiga eina. Biški vėlokai atvažiavom. Gal anksčiau būtum atvažiavę, buvo gal biški geriau. Ant to didesnio aktyvumo gal būtum pataikę. Bet nėra ko norėti. Realiai kas antrą dieną beveik atvažiuom čia gaudyti. Kad ta žuvis baisiai gerai kaip irgi nėra ko norėti. Tik ne vieną mes čia gaunam. Ne vieną mes ją pagaunam. Pliusas, kad tvenkinys man oro daug gauna. Iš mūsų viso tokių grįžiojimų. O, bumt. Na. Žiaukis. Nenulaužk man uodegos šitam. Dar vienas mažylis. Penktas jau. Penktas šiandien. Kolegas, tom baigė mūsų žvejybą. Pagavom 4-5 lydekiukės. Pasigrėžiom nemažai ekečių. Yra dar pora žvejų, nežinau, ar pagavo, nelabai mačiau. Bet greičiausiai, kad skimt sunkiai, o kadangi yra 2:30 tuoj ir faktas, kad čia be 2 valandos kibimo nebus, tai tiesiog nematau tikslo sėdėti ir važiuojam namo. Aišku, kad neklauskite, iš kur žinau, tiesiog taip vyksta tuose tvenkiniuose, taip vyksta tokiam reikalė, nes būna tas tuščias valandas ir esam bandę sėdėti ir tikrai yra tuščias valandas ir po to būna tas popietinis vadinam skibims ir tada turi dar kelis tuos skibimus, kai aktyviai, nes dabar kiek ekečių praėjom nei barkštelėje. Tai va, ir ką, kraustomės namo, susimatysim sekančiam video. Pirmanį turėčiau, jeigu orai leis važiuoti netoli Žagarės į tvenkinuką.
Tai ten greičiausiai irgi gaudysim lydekas, nes kol dabar lydekas gal gaudyti, aš manau pats tas jas dar gaudyti balansyrais, nes kol kas ir smagu jas gaudyti balansyrais ir visa kita, nes nuo vasario pirmos draudims prasideda lydekų gaudimo, tai tada bazuosimės ant ekšerių. Tai va, kol kas tiek, dėkui, kad žiūrėt, gerą žiūrėjimą ir būkit saugus. Iki.